bambina, Sambario. Giochiamo a fare mattina finché si può. E le tue scarpe buttale via, io la mia rabbia la butto via. Išeinu gerom emocijom, nes mano galva tai vienas geresnių spektaklių pastaruoju metu. Labai gera vaidyba. Ir jeigu aš sakau gera vaidyba, reiškia taip yra. Pjesė puikiai. Tai kita vertus sunku vaidinti blogai, kai tokia gera pjesė, kai tokia gera medžiaga. Da visai mažoms mergaitėms. Mamos sako. Ką sako, mama? Kol tu būsi jauna, netekėjus, turėsi būti jautri, atidi, seksuali ir įsimylėjus. Laisvai prisiviliotum. O kai atsiras toks durnelis, kuris užmaus tau žiedelę, o tada tu turėsi jį užknisinėti ir visai gadinti jam gyvenimą. Aš šypsaujusi visą spektaklį, sakau, žandikaulis man tiesiog sustingo nuo šypsenos, o gale aš susigraudinau. Man labai toks šiltas, žmogiškas spektaklis, gražus, šurnuoliai. Tai būti viengungiu 40 yra jėga. Jėga! Pala, tai apibendrinkit, tai tu gyveni vienas, tu kaupi kapitalą, tu susitikinėjai su krūva mergų. Taip, nepavyzdžiui. Žiūlė, jis plovė tavo gyvenimą. Aš tau taip smailau. Aš girdėjau. Prašau. Labai dinamiškas spektaklis. Nėra taip, kad, reiškia, žiūrėtum ar batraištis atsirišo, ar ten ką kaimynas veikia. Ne, visą laiką esi susitelkęs į sceną, į veiksmą. Labai viskas, greitai, be jokių pauzių, be jokių punktyrų, kaip sako, vienu atokvėpiu. Tai tas labai džiugina. Ir, reiškia, pati tema pateikta labai gražiai, žaismingai, mielai. Taip kad mielai rekomenduoju visiems. Jūs iki valandas puoštės prieš veidrodį, tu jau visam žinybės stovi prie durų, pasiruošęs kaip kareivis lauki, nesulauki. Vargu. O į dažus atsistojus, ieško ten akių, ieško nosies, o to randa lūpas. Oi, kai jau randa? Tada lūpos pasako, neturiu ko apsirengti. Mylimiausias moterų sakinys. Iš tikrųjų patiko, kad per humoro prizmę šnekama apie santykius, apie tam tikras problemas, kartais ir skaudžias. Ir iš tikrųjų šiek tiek jaučiausi kaip vakarėlį, ir kaip pižamų vakarėlį, kur vyrai šneka visiškai atvirai. Ir aš tai turiu tokią nuomonę, kad jie dar kartais ir daugiau už moteris, kartais apšneka. Lengvas, jis neįpareigojantis ir emocijos pačios geriausias, šypsamės abudu. Man atrodo, kiekvienas pamatęs galėtų kažką pritaikyti ir savo, tokius, kur vyrukai susirenka, aptarinėja merginas. Tai iš principo tas toksai humoristinis žanras yra gerai ir plus tai, kad realiai bet kokiu atveju tai yra gyvenimiška pati situacija. Ir, iš tikrųjų labai patiko, labai smagu, labai faina. Bet žinoma, šiandien mums dėlėtų pakalbėti apie tas neįkainojamas kelias akimirkas, kai jos mums negadina darbo. O, kada jų nėra šalia, viskas. O, tos tam. Palaukit.